Nustekentos ir jau ne patį gražiausią savo amžių išgyvenančios Laisvės alėjos atgaivinimo atspirties tašku turėjo tapti Merkurijaus prekybos centro renovacija. Dar rudenį planuota pradėti pastato griovimo darbus ir jau vasarį imtis naujų statybų. Deja, užklupus ekonomikos krizei, planuoti procesai net nepradėti įgyvendinti. Griūties laukiantis pastatas per tą laiką tik papuoštas nauja adresą žyminčia lentelę. Vyksta nepaskelbtas biurokratijos karas prieš investuotojus, prieš architektus. Dabar į šį karą savo patranką sunkesias įsitraukė ir bankai. Tai situacija tapo dar sudėtingesnė. Ir tie sprendimai, kurie atrodė galimi prieš pusę metų arba metus, dabar jie turi būti priimami visai kitokie. Ir, aišku, pagrindinis esminis dalykas tai yra pinigai. Urbanistinę Kauno plėtrą paskatinti turėjo aukštybinių pastatų projektai, taip pat nepajudėjo iš vietos. Juozapavičiaus prospekto sklype, kuriame turėjo išdygti pirmasis Kaune 30 aukštų pastatas, jokių statybos ženklų. Darbai atidėti neribotam laikui. Dangoraižio projektavimas yra suparalyžiuotas, nes nėra visų pirma nei vienas verslininkas, nei viena net ir sėkmingai besiverčianti įmonė nepajėgtų už savo pinigus pastatyti tokio statinio. Pasak architektų, didžiausia bėda ilgai trunkantis projektų derinimo ir tvirtinimo procesai. Jiems užstrigus metais ar ne 2 ilgiau nei planuota, teko iš naujo pradėti derybą su bankais, kurios, prasidėjus ekonomikos nuosmukiui, nebuvo sėkmingos. Kai kurie projektai neteko ne tik lėšų, bet ir investuoti ketinusių įmonių. Ruošiame tokį įdomų rajoną prieš Kombo, kitoj pusėje prieš Kauno pilį toliau. Tačiau kol vyko svarstymai, kol vyko architektų patarimai, kol buvo priiminėjami sprendimai ir tų investuotojų nebeliko, liko tik iš visos firmos tik direktorius. Didelė dalis tų verslininkų, jie todėl ir nukentėjo, kad vietoj to, kad labai staigiai padaryti tada, kada buvo bumas ir buvo pinigų, tai jie turėjo derinti su įvairiausiom instancijom, kur ten kiekvienas mažas viršininkėlis yra svarbus, jisai tau leidžia arba neleidžia, tu su juo turi kelis mėnesius diskutuoti. Vat mes čia labai daug praradom. Kauno miesto savivaldybės urbanistai iki šiol kas savaitę dėl statybos leidimų išdavimo patikrina apie 50 projektų. Pasak specialistų, darbo apimtis panašios kaip praėjusiais metais. Tiesa, urbanistai pripažįsta, taip pat pastebėję, jog nemažai statybos leidimus jau turinčių projektų nepradedami įgyvendinti. Laisvės alėjoje yra ir daugiau objektų ir pastatų, kuriems yra jau išduoti leidimai arba išduodami, tačiau tokio ažiotažo kaip seniau, kad greitai duokit ir čia bėgam mes statysim ir tiesiog lipdavo ant kulnų. Dabartiniu metu iš tikrųjų šitokio dalyko praktiškai nėra. Į Laisvės alėjoje esančio Merkurijaus pastato renovaciją užsienio verslininkai ketino investuoti apie 100 milijonų litų. Panaši suma turėjo būti išleista ir pirmojo Kaune aukštybinio pastato statyboms Juozapavičiaus prospekte. Kaip tvirtinama, šios investicijos kol kas tik sustabdytos, kuriam laikui neprognozuojama. Nors dar dedama vilčių į vyriausybės rengiamą verslo gaivinimo planą, neatmetama galimybė, jog ir milijoninius miesto plėtros projektus gali tekti nurašyti nuostoliams. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas.